sėdi Žygis Pavilionis iš Šaikos, nuvažiavęs prieš rinkimus, prieš pat rinkimus, nuvažiavo į Kamalo štabą, ten pabučiavo į visas vietas. Jisai dabar sėdi apklausinėjime visų tų kandidatų į ministrus ir taip toliau. Ir klausinė, na tai kada į Vašingtoną važiuosi? Tai va, žinokite, pasikeitė ten, žinokite, tektoniniai lūžiai, tai jau važiuokite į Vašingtoną. Kada jūs pakvies Paluckai, kada važiuosit į Vašingtoną, kada susiderinsit ten? Nu, aš tai tokį sakau, reikėtų, jeigu būtų pirmas aukštas ir nebūtų baisu, tai pro langą išmesti. Ne, kad susižalos. Viskas tvarkoj. Kai Petras Gražulis nuvyks į Vašingtoną į tą didįjį balio, reiškia, sveikinti Trumpą, aš manau, tada Pavilionis išgers turbūt 3 litrus degtinės, kad, liktų gyvas nuo tokios baisios žinios, kad ne jisai, o Petras sveikina Trumpą. Tai va, ir čia aš būtinai paklausiu iš tikrųjų tų valdančiosios koalicijos žmonių, kurie pas mus vaikšto, ar jie dabar turėtų prašyti, tarti su Gražuliu, ką per jį galima, tiesiogiai, kaip įeiti į tą aplinką, nes iš tikrųjų daugiau niekas iš Lietuvos nepakviestas. Mums čia prezidentas sakė, kad jisai liktai turėjo kontaktą su Trumpu, bet kažkaip tai neišplėtotas tas failas buvo labai. Man sunku patikėti, kad Trumpas neskambina Makronui, neskambina Šolcui, skambina Nausėdai. Aha. Aš tai negaliu patikėti. Bet jisai dabar į Dievo motinos katedros atidarymą važiuoja į Prancūziją. Tai jisai bus, matys Makroną, bet Makronas ne pačioj geriausiai formai, jisai vyriausybės neturi. Dabar tai kaip ten bus, bet jisai į Europą atvažiuoja iki šitų. Ir jisai vėl, tarp kitko, pakartojo savo pažadą, kad karas Ukrainoje baigsis anksčiau, negu jisai prisieks. Jeigu Sirijos sukilėliai kasdieną ims po ketvirtą pagal dydį Sirijos miestą, tai aš manau, karas baigsis dar anksčiau. Nes panašu, kad rusai priversti evakuoti Tartuso laivyno bazę, kadangi sukilėliai gali dabar, jie paėmė 2 pagal dydį miestą, paėmė 3 pagal dydį miestą, dabar kėsinasi į 4. Ir į Homsą dabar jau žygioja ir žygioja tokiais tempais, kad iš tikrųjų neįtikėtina, aš nespėjau žemėlapį žiūrėti, man jo akyse mirga marga, tai jau šiandien perskaičiau Twitterį, kad rusai išplukdė savo didžiausius laivus iš Tartuso uosto, čia toksai uostas į šiaurę, iš Sirijos šiaurėje, ten kaip tik sukilėliam būtų labai patogu jį apsupti. Tai čia dar gali būti, kaip čia, iš tikrųjų Trumpas gali galbūt tą karą nutraukti greičiau, nes Rusijai reikia rinktis, tada arba jie toliau puola Ukrainos fronte, arba jie reikia permest bombonešius. Nebe 2 bombonešius, kaip šiandien yra permest, o 22, gal ir 102. Kitaip tų sukilėlių nesustabdys ir sukilėliai tartinai gerai ginkluoti, visi labai gerai ekipiruoti. Žiūrėjau 15 minučių, kaip atrodo mūsų specialiosios pajėgos. Čia toksai sugalvotas spektaklis, kad Lietuvos vėliava į tą offshorinės kompanijai priklausantį mūsų Independence'ą plukdo, reiškia, mūsų specialiosios pajėgos, tokie, reiškia, kariai apsirengę kamufliažai su visokiais tenais, kaip čionais, skafandrais ir naktinio matymo prietaisais. Tai pasižiūrėjus, kas šturmuoja Sirijos miestus, tai pasakyčiau, dar geriau atrodo. Tai tokio kario ekipuotė turbūt iki $100 000 kainuoja. Kas apginklavo, kas iš po žemių išdygo šitaip gerai ginkluota ir taktiškai gerai pasiruošus kariuomenė, kurie triuškina Sirijos šiaip jau neprastą kariuomenę, tiesiog kaip mažus vaikus tvarko. Tai aš manau, kad čia Trumpo ranka. Ir galbūt Trumpas važiuoja į Paryžių, jeigu jis iš tikrųjų ten skrenda į tą Dievo motinos katedros atidarymą. Čia galbūt toks simbolinis žingsnis. Tai čia katalikiškas dalykas, jisai paremė katalikišką Europą. Nes gaisro priežastis iki šiol nenustatyta, o dauguma katalikų bažnyčių padegimų, ir ne tik katalikų, krikščionių bažnyčių padegimų Prancūzijoje darė arabų visokie pabėgėliai, beje, iš tos pačios Sirijos arba prisistatantis iš Sirijos. Tai čia Trumpas gal nori pademonstruoti kažkokį žingsnį, kažkokį tokį parodyt gestą, kad jisai nori gelbėti ir krikščionybę ir dar nenustebsiu, jeigu kokių nors pareiškimų labai gerų padarys. Tai labai lauksime. O Lietuvos ta žiniasklaida LRT, tai man primena, žinai, tokia, kaip čia kontorėlė. Sėdi šitą Garbačiauskaitė, koks nors jos ten pavaduotojas, tas LGBT aktyvistas, radio direktorius ir dar ten porą LGBT. Mačiau 15 minučių apie tą 2 mamas. I raidė ir Q. LGBT, I atsirado raidė, pirmą kartą tokį matau abreviatūrą, ir Q. Tai va tokia kompanija sėdė, ne? Įbėga kas nors ir sako, sukilėliai ima šturmų Alepą.
Garbačiauskaitė. Kas yra Alepas, tas pavaduotojas LGBT, reiškia radijui. Kas yra sukilėliai, o tie eiliniai darbuotojai. Kas yra Sirija? Taip, Kur yra tada Sirija? Ir kas yra Sirija? Jo, paaiškina, kas tai yra. O čia labai svarbu, žinokit, labai svarbu, čia pasaulio istorija, galbūt sprendžiasi, čia karas Ukraina, čia kažkokie. Gerai, imam tinklelį, žiūrim, ar yra vietos. Taip. Nėra. Žiūrim, taip. Gyrimas Gabrieliaus Landsbergio apvirkimas, reportažas iš profesorius Landsbergio ligoninės, Juknevičinės politinės pusseserės, reiškia, Urbonaitės pranešimų politinformacija apie tai, koks blogas Gražulis, tada Palucko kritika, reiškia, žinot, nėra kur įterpti. Nėra kur įterpti tos naujienos. Destabilizuoja padėtį šitą žinią. Net jeigu ir Kinija užpultų Rusiją, aš įtariu, kad šitoj PR-o darbotvarkėse Lietuvos sisteminė nebūtų kur pranešti. Va, dabar... Eglė, žinok, atsirado naujiena, čekiukai. Vėl visus metus tampysim. Čekiukai. Vėl čekiukai. Tai palaukit, dar čekiukų pakabinti kokie 5-6 merai. Tarybos narių būrys. Informacijos visiems metam. Visus metus mirgėsim, skaičiuosim, viską darysim. Kokie čia jum independencija ir vėjo jūro parkai? Nu kokie, nebus laiko. Bet žinot, man esminis iš šios diskusijos klausimas kyla. Europos ryšininkas su Trumpu tai yra Orbanas. O kas Lietuvos ryšininkas su Trumpu? Gražulis. Tai bet Gražulis jisai vienas. Tai iš tikrųjų nėra tų žmonių. Nes man, žinokite, aš taip žiūriu per Seimą, per viską ir galvoju, kas tas ryšininkas galėtų būti. Nes su Kamala Harris tai turim daug ryšininkų, bet o su Trumpu? Todėl ir sakė Vilius Kavaliauskas, rašė, kad paradoksas, bet Lietuva vienintelis visų lygių, rangų ir partijų politikas, kuris vienintelis rėmė atvirai Trumpą, nes su kurio štabu buvo Petras Gražulis ir tebėra.